Šį pavasarį iš žiemojimo į gimtinę grįžę paukščiai atnešė visai Švenčionių kultūros bendruomeniai gerą žinią. Švenčionių miesto kultūros centras tapo geriausias pirmos kategorijos kultūros centru Lietuvoje. Balandžio 30 atsidėkojimui už aukštą įvertinimą minėtas kultūros centras organizavo išskirtinai gražią ir ryškią šventę. O įteikti šį itin garbingą apdovanojimą atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys, kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Taip pat nominantus sveikino rajono meras Rimantas Klipčius. Šiltą kalbą tarė ministras Šarūnas Birutis. Jis priminė, kad geriausio kultūros centro nominacija iškovota sudėtingomis sąlygomis, kai čia vyko renovacija. Rezultatai žinoma akivaizdus. Tapo ir šviesiau, ir akustika geresnė, atrodo netgi veidai džiugesni. Jis džiaugiasi kolektyvų gausa šiame kultūros centre. Džiaugiasi, kad yra toks profesionalus kolektyvas kaip Aukštaitija. Turintis aukštaitukų kalvę, iš kurios su metais artistai pereina į trepsį. Meras Rimantas Klipčius savo sveikinamoje kalboje pažymėjo, kad savivaldybė visada palaikė ir palaikys rajono kultūrą. Tai dar kartą jūs visus sveikinu ir noriu įteikti simbolinę dovaną šios gražios akimirkos proga. Už aukščiausią darbo įvertinimą bei už sveikinimus kolektyvo vardu padėkojo Švenčionių miesto kultūros centro direktorius Aurimas Baliukonis. Vėliau visus svečius ir žiūrovus pakvietė pasižiūrėti įspūdingo padėkos koncerto, padovanoto kolektyvų. Tai dainų ir šokių ansamblis Aukštaitija, vadovai, orkestro vadovė Virginija Beržinskienė, choro vadovė Virginija Indriūnienė, choreografė Jolanta Razmienė. Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas Trepsis, vadovė Jolanta Razmienė, vaikų ir jaunimo dainos ir šokio studija, vaikų folkloro ansamblis Saulala, neįgaliųjų vokalinis ansamblis Upelė, vokalinis ansamblis Bočiai, liaudiškos muzikos kapela Kaimynai, vadovas Rimantas Ankėnas. Koncertą vainikavo finalinė daina Mūsų dienos kaip šventė. Į šio renginio organizavimą buvo įtraukti visi be išimties Švenčionių miesto kultūros centro darbuotojai, tiek kūrybiniai, tiek techniniai. Visi jie nuoširdžiai tarė ačiū savo žiūrovams ir savo meno mėgėjams.
mūsų namai, čia mus ir mato, ir girdi. Jums aš dėkingas esu už jūsų darbą ir širdį. Jūsų žiūrovai banga supa kultūros laivelį. Jums atiduodame mes savąją sielos dalelę. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes praeis nebegrįžt, tad skubėkime džiaugtis, nes praeis nebegrįžt jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Kągi, ačiū Jums nuoširdžiausias už Jūsų šypseną, už Jūsų plojimus, ačiū už mūsų teiktą nominaciją.